Tai sveiki visi, su jumis šiandien Vėjas ir šiandieną mes darysim biznį ant popieriaus segtukų. Jo skamba labai durnai ir aš jau čia kažkoktais jau esu labai pradėjęs. Ir va, ką tik sužinau, kad, galima surasti va tokių dar pinigų kažkur ant kelio. Tai va, aš jau čia esu pradėjęs savo biznį. Dirba va čia tokie čuveliai. 3 beikonai, o va šitas automatiškai neša daryti, o va šitas jiems atneša, o jie padaro, čia patys pigiausi, kur tenai viena dėžutė 10 eurų. Tai va, pavyzdžiui, 10 dėžučių. Ai, ne, tai čia tai dar yra pigiau. O čia yra jau labai brangios, normalios tokios, o tas praeitis buvo pigios. Va, už 6 tokias duoda 500. Tai yra jau labai daug, man anksčiau būdavo tai labai daug, bet dabar aš tiesiog galiu paimti spalvotas ir duoti ir viskas, 2,5 tūkstančio. Bet jas labai ilgai gamina. Ir taip pat mes galime nusipirkti atnaujinimus. Tai taip pat tai yra labai gerai. Tai ir dabar tada bandysiu padaryti kažkokį dar, bandysiu padaryti geresnį biznį, kad daugiau užsidirbinėti. Ir va tada. Taip kas minutę galima va taip va palaikyti, gauni va tokius taškus kompiuteriaus ir jisais tu gali atnaujinti kažkurios dalykus. Pavyzdžiui, va čia nunešu ir dabar turbūt tiesiog, kad darysiu, paieškosiu pinigų, kažką pabandysiu paselinti, kad turėtų dar daugiau pinigų. O va čia čuvelis visą armiją net ir turi. Visą nubų armiją. Tai tada aš gal tada sugrįšiu po 1 sekundės, aš jums tada sugrįšiu po 1 sekundės, o man turbūt kažkoks tai pusvalandis užtruks, tai dabar. Tai va, aš dabar vėl sugrįžau, man čia praėjo gal apie 20 gal minučių kažkokių, tai ir aš dabar turiu 11 tūkstančių. Jo, tai yra labai dabar daug. Bet kada nusipirksiu vieną konvejerą, tai nebebus tiek ir daug. Tai turbūt dabar nusipirksiu va šitą čuvelį, 2 šitą ir 3 šitą. Vis, aš daugiau beveik nieko nebeturiu. Bet tai labai yra dar blogai, jo. Tai tada kažkokį čia galim pakabinti posterį. Labai geras posteris. Dar vieną tokį posterį, kad dirbtų darbuotojai reikia. Ir mes galim atrakinti 2 aukštą. Bet mums reikia pirmiausia parduoti labai daug šitų. Tai turbūt dabar tą ir darysiu kol kas, bet už kompus gali pirkti, tai už kompus upgrade'us. Gaila labai. Maksimum per klipsų. Tai Workers P gal labiausiai apsimoka yra dar daryti. Nes čia tada daug greičiau dirbs. Tai tuo mes tada čia pasikrausim tą kompą. Mes dabar turim dar vieną kompiuterio čipsą. Ir dabar tada, jau 10 šitų turim. Tai labai yra gerai. Ir bandys tada pirkti jau 2 aukštą. Ir kas yra dronų laikiklis? Tai gal tada bandysim paieškoti ant kelio pinigų kažkokių, jeigu rasim. Bet aš abejoju, bet galim pabandyti. Labai gerai, taip dar yra skraidyti, labai smagu. Va, jėj. Pala, kodėl aš nesukritau?
Vau, kaip čia yra smagu. Tai labai yra gerai, gal darys dar antrą dalį su šito žaidimu. Turbūt padarysiu rinkinį, kaip aš visą šitą žaidimą pereidinėjau, bet kol kas gal darysiu ne tokį ilgą video pirmiausia. Bet normalus, jisai čia apie gal 15 minučių tą video ir darysiu. Tai va, palaukim, kol bus mūsų pats pirmas 20 šitų spalvotų popieriaus segiklių ir tada jau bus, turbūt tenai gal, įsivaizduoju, gal 7000 kažkokie mums duoti turėtų. Ir mes dabar turėsim 15 000, aš pirksiu naują konvejerą, kur bus dar brangesni šitie. Na, jūs žinote, šitie popieriaus segtukai bus, jie daug brangesni. Ir va, tai ne 14, bet 1000 mažiau. Ir pirmą, labai čia dar pirmiausia yra brangus darbuotojai, bet galėsim pasižiūrėti, kiek kainuos gauti. Kiek kainuos vienas šitų pakelis. Čia yra spindinti šitie ir palieka va tokios. O tokias dalelės, kad einu su jais, okei. 700, čia už 1000 gaunam. Dabar turbūt dar varom parduoti vat šituos. Šitų iš viso yra 18 pačių pigiausių. Nes jie kažkokie ten iš kartono. Šitie normalūs. Tai ir visai neblogai dar duoda. Va. Bet mums tų 800 yra mažai, nes mums vieną dėžutę tų pačių brangiausių dabar duoda tiek pat. Aš dabar jam čia tada primėtysiu skrepų metalo, kad būtų jam čia labai jų daug. Antra, mes iš šiandien labai greitai turėsim gauti paper clipsus, nes matote, restokeris prie pat šito yra. Bet darbuotojai visi ilgiau dirbs tada, bet mums tada reikia padaryti, kad jie greičiau dirbtų su upgrade'ais. Ir va, jau yra viena pakuotė šitų segtukų yra ir dabar jau mes uždirbam per 2000 vieną. O dabar tarp tų visų, kada uždirbinėsim, galėsiu pasiimdinėti va šitų kompiuterio taškų. Va jau 4 ir lieka man tik tai 5 dar gauti ir bandysiu kažką tenai atnaujinti, jau tiksliai neprisimenu dar ir ką. Vat bandysiu jo tenai, labai geras turėtų tenai kažkoks būti, aš prisimenu. Tenai tipo darbuotojų greitis bus daug greitesnis. Jeigu jums patiks dar tokio formato video, tai gal tokių dar daugiau padarys, nes tokių tykonų tikrai ne vienas yra. Ir aš ten ne vieną esu perėjęs dar. Netyčia paėmiau 4 dėžutės, bet 2000 tenai, jeigu ne 5. 3000 su pliuse. O kiek tada? Va, darbuotojų greitis padidės. Tai bus tada labai gerai mūsų pačiam geriausiam segtukam tada, labai greitai jie tada dirba. Va, 3,5. Priduosim dar pigiuosius ir normaliuosius. Va, ir jau mes turim jau 17 000. Tai ir dabar gal bandys nusipirkti 2 darbuotojus, jeigu pavyks. Vienas darbuotojas ir kitam, labai brangus jie. Bet mums labai reikia restokerio. Jisai tenai didinės naujus metalo skrepus ir galima bus tada greičiau daryti, nereikės nešioti. O paskutinis workeris gali būti ir pats aš tada, kol gausiu tą tikrą. Va, aš kol padarau, jie patys padaro, bet jiems nieko neneša restokeris, tai nes mes jo dar neturim. Tai aš jums dabar tada turėsiu čionai pranešti 4 ir turėsiu aš tada vienas čionai dirbti.
Va, viskas, jie daugiau nepaneša, nebegali. Ir dabar gal varau. Va, šitą vieną tokį dar padarysiu ir padidinsiu darbuotojų dar greitį dabar. Ir bus tada labai labai gerai, nes jie visi daug greičiau visi dirbs. Daugiau sektukų uždirbinės. O tada toliau labai brangus visi. Žymiai greičiau. Nu, bet ja, man atrodo, šiandien greičiausiai viską darau. Tai tada gal susitiksim vėl po 5 minučių, tai ate dabar greitam ir susitinkam po 10 minučių. Pasižiūrėsim, kiek turėsim iš viso visų per klipsų. Nu tai, va, sugrįžau po keletos minučių ir va, ką tik nusipirkau dar vieną darbuotoją, pas mane lieka 1000. Tai ir dabar mes priduosim 28 dėžutės švytinčių. Man atrodo, mes taip dabar gausim 20 kažkokių 25 tūkstančius. Dabar parduosim visus pigus. Nu tai 220, tai labai yra mažai. Aš nusipčiau, kad gaučiau čia jau nebent 2000 kažkokius. Parduodam paprastus jiems. Parduodam spalvotus. O tai kiam 1000 jau tipo? Let's go, tiek daug. Dabar mes turim visko. Ir dabar aš galiu šitam nusipirkti restokerį. O kodėl jisai toks lėtas? Normaliau gal sugebėk eiti. Kambarėje čia nieko, čia 2 konvejerai galėtų telkti dar. Oi. Ai, mes dar neįperkam. Antro aukšto tai, bet tokie jau. Tada labai jau gerai, 25 tūkstančius jau turim mes. O tai yra pirmiausia labai labai daug. Nu tai. Ai, mums reikia 1,7 net ar. Tiek daug. Ar čia tipo pinigai skaičiuoja ir kiek mes parduodam vat šitų? Oi, Liudvito. 4 milijonai kešo labai pigu dar. Nori gal per klipsų? Na tai ir ok tada. Šiandienai galim pabaigti šitą videką. Ir turbūt gal ir tai padarys taip pat pratesimą. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis šiandien buvo vėjas ir ate.